Labas, Zigmai. Labas, Tai ką, pradedam. Pirmas būtų, norėčiau, kad prisistatytum trumpai, kas tu ir iš kur kilęs. aš esu Zigmas, pilnas vardas Zigmundas. Kaip jau aptarinėjome, esu iš Utenos, kilęs iš Utenos, mokiausi, augau Utenoje. Esu kinesterapeutas, manualinės terapijos specialistas. Tai tiek trumpai. Supratau, dabar gyveni Vilniui. Dabar gyvenu Vilniui. Žinai, tas juokutis yra, kur sako, jau 6 metai kaip Vilnietis. Atsimenu tokie. Jo. Tai tu tik 6 metus gyveni? Su protarpiais ir daugiau. Aš čia A, dirbau Vilniuje ir anksčiau, po to vėl Utenoj, po to užsienį buvau nemažai. Tai, daug visokių, bet dabar pastovi jau 7 metai jau. supratau. Ok, o kaip tu pradėjai dirbti fizioterapeutu? Čia pataisykim, kinezi terapeutas. O Kinezis. pradėjau dirbti tai nuo baigiamosios praktikos santariškėse ir ten pasitaikė labai labai geri kolegos, kurie man tiesiog įsiūlė darbą, nes mano svajonė buvo, tų laikų svajonė buvo santariškės, ten 900 litų per mėnesį į rankas ir nuo 8 iki 5, žinai, ir viskas. Ir kolegos įsiūlė darbą, sako, yra darbas be išeiginių. Aš kažkaip galvoju, negali būti. Ir paskui pasakė, kad tai yra su futbolu susiję, aš pats vaikystėje, jaunystėje žaidęs 12 metų futbolą pats, tai labai prilipo. Ir pasirodo, ten buvo profesionalaus klubo, dabar jau jo nebėra futbolo žemėlapį. Vėtra, toks Vilniaus Vėtra buvo klubas. Ir aš ten įsidarbinau. Ir pradėjau aš ten darbuotis. Tai kiek metų jau dabar dirbi šitoj? Dabar 18 metų jau dirbu. Jo, yra patirties ir per daug kur, šiaip iš 18 metų 12 dirbau su profesionaliais sportininkais, po to šiek tiek nutrūko, nes visi sportininkai, neišimtis ir autosporte, yra tokie, sakykime, suaugę vaikučiai ir tos problemos ir visa kita yra tiek užrakintos tokios specifinės, kad nebeįdomu buvo pasidarę kurį laiką. O dabar kitokiu požiūriu, kitų kampų žiūrint ir paprastiems žmonėms gali padėti ir profesionaliems sportininkams. Ok, o kadangi pas mus tema autosportas, tai kaip ir kada pirmą kartą atsidūrė autosporto pasauly ir žinau, kad dirbi su tokiom autosporto žvaigždėm. Čia žiedinės lenktynės daugiausiai, tai gal pavardinsi kelias žymesnės pavardės pasakodamas. Tai pirmiausiai čia labiausiai kaip čia pavadinti, prieš pusantrų metų e, mane pakvietė Edgar Kochanovský, Pure Racing komandos vadovas. O jis gavo rekomendaciją iš kitų žmonių, ten simuliatorių akademijos įkūrėjo. Ir tiesiog man pasiūlė, sako, gal norėtum pabandyti. Tai taip ir gavosi. Pirmą kartą atsidūriau Paul Ricard trasoj, tiesiog fūroj, masažinis stalas pastatytas ir viskas. Ir pradėjau savo karjerą ten, kaip vėliau paaiškėjo, kad tai yra mano karjera. Ir ten dirbau su tokiais kaip Joel Sturm, su tokiais kaip Klaus Bachler, nežinau, dar buvo tų pavardžių keletas. Bet labai, labai specifinė sporto šaka ir autosporte, sakyčiau, gal netgi įdomiausia iš mano profesijos perspektyvos, kad įdomu vien dėl to, kad iki tol aš dirbau su praktiškai, ne praktiškai, visi sportai buvo dinaminiai, judantys, reikalaujantis tai vienokių, tai kitokių kūno judesių, tiek futbolas, tiek krepšinis. O čia visiškai izoliuotas kūno judesys, dirba viskas, nors netrodo, tai visas kūnas dirba, bet dirba statikoje. Ir tas buvo labai įdomu
pamatyti, kaip visa tai vyksta ir kokios problemos yra su jais. Tai va šitoj vietoje aš manau, kad viena įdomesnių patirčių. Ok, o kuom vat skiriasi, pavyzdžiui, futbolo, dviračių sporto, bėgimo, autosporto disciplinų sportininkų fizinis pasiruošimas? Aš manau, kad fizinio pasiruošimo klausimas, bendras fizinis pasiruošimas BFP, jie neturėtų labai kažkaip drastiškai skirtis. Bet pats sporto atlikimas, tai reiškia, kad, nu, krepšinį bėgam, metam, šokam, kovojam, futbole spiriam, bėgam ir taip toliau, o čia tiesiog tu esi prirakintas, sėdi, gali judėti rankos, kojos labai minimaliai, nes tos vietos nėra daug. Aš įtariau, kad taip galėtų būti, kol pats neatsisėdau į tą sėdynę, tai tada dar labiau supratau, apie ką čia viskas vyksta ir kaip visa tai veikia. Tai iš esmės aš gal sakyčiau, pasiruošimas neturėtų skirtis, jie vienodai turėtų ruoštis, vadinkim, prieš atsisėdant į automobilį arba prieš išeinant į kažkurią tai futbolo ar krepšinio aikštelę, bet pats vat, sporto atlikimas jau yra, nu, drastiškai kitoks, visiškai kitoks. Tai sakyčiau, kad bendram fiziniam pasiruošimui čia neturi būti kažkokių tai išskirtinybių autosporte, o, nu, ir krepšinį, ir futbole, o pats atlikimas sporto tai drastiškai skiriasi. Supratau, o kas svarbiau atletui, gera fizinė ištvermė ar gera reakcija? Hmm. Čia rinktis iš dviejų. Nu, papasako gal truputį, kad Na, aišku. jo, nu tai abu. Sprogstamoji jėga ar ištvermė ir kuri kam naudinga, reikalinga, naudojama. Nes kai kur reikia vienokios, kitur reikia kitokios. Būtent tai čia ir yra apie tai, žinai, klausimas, ko reikalauja, žinai, atskiras sportas, kalbant apie Apie autosportą. autosportą, jo. Jo, būtent apie autosportą, tai aš manau, kad reikalinga ištvermė ir nu, kūno prisitaikymas. Nu, čia, nežinau, į LMP2 mašiną pabandyk sukišti dabar, nežinau, Žydrūną Savicką ar dar ką nors, nu, čia bus nu, labai didelis iššūkis, žinai, to arti neįmanoma. Tai reiškia, kad tie žmogeliai turi būti ištvermingi tiek karščiui, tiek reakcijai, tiek turėti raumenų paspaus stabdį, kad pilnai sustabdytų automobilį, kad valdytų automobilį prie tų didžiulių apkrovų ir taip toliau. Tai aš manau, kad autosporte čia reikalingi abu ir gera reakcija ir ištvermė. O tas lavinimas ir yra toks, kur nu, visa tai, kas yra atliekama dar neįsėdus į automobilį, ir yra skiriama į ištvermę, į tuos specifinius statinius pratimus, grinai stabilizuoti kūną ir po to jau reakcijos pratimai. O kas sunkiau treniruojama, kūnas ar protas? Vienareikšmiškai protas, nes iki tam tikro amžiaus mūsų protas formuojasi ir treniruojasi by default, taip pavadinkim. Ir tada, kai jau susiformuoja, reikia dėti nu, milžiniškas pastangas, kad galėtumėm tą išlaikyti neuroplastiškumą kažkokį tai, kad galėtumėm sukurti naujus kažkokius tai dalykus, algoritmus, tai pavadinkim, ir centrinę nervų sistemą, ypatingai kai jau yra susiformavę daug dalykų, ištreniruoti protą yra nu, labai, labai sudėtinga. O kūnas, fiziologinis kūnas, aišku, irgi priklauso nuo amžiaus, bet iki 50 galima padaryti tokių labai didžiulių projektų. Ir vėl, jeigu galva neišneštų pagrindinių procesų, tai kūnas pradės streikuoti, žinai. Tai ir tas, bet šitoj vietoj, šitam klausimui, aš sakyčiau, jo protas sunkiau. Tai ir svarbiau yra protą treniruoti negu kūną. Taip, vienareikšmiškai, nu, Sakykime. jo, kaip ten sakė, sveikam kūnė, sveika siela, ne? Arba, nu, žodžiu. Tai va, pats principas jo labai, labai svarbus, kaip galima tą padaryti, yra labai daug metodų, nu, žinai, šiuolaikinės technologijos ir šiuolaikinė medicina dar nėra atradus būdo, kaip pamatuoti kito žmogaus skausmą,
bet kaip treniruot smegenis, kaip išlaikyti tą neuroplastiškumą yra nu, labai daug būdų. Ok, o kokia dažniausia trauma arba fizinė problema būna, nu, susiduria lenktynininkai ir kaip jos išvengti? Nes, na, šiaip manau, kad turbūt futbolistai, krepšininkai, dviratininkai daugiau patiria traumų negu lenktynininkai, nors atrodo, kad lenktynės yra labai baisus ir nesaugus, nu, sportas, bet papasako gal biški plačiau. Tai aš laukiu labai šito klausimo ir labai dažnai su juo susiduriu, ypatingai kolegų tarpe, žinai, sako, kur esi, sakau, autosporte, o, wow, kaip ten. Tai pradėsiu nuo jokučio, o po to bandysiu surimtėti. Tai šitoj vietoj labai, labai toks, nu, paprastas sprendinys yra, iki kol neįvyksta kažkas ir čia tu gali būti saugus, kiek nori, bet 300 km/h greičiu įlėkti į sieną nu, ir viskas, ir ta trauma jau, sakykime, pati rimčiausia, žinai, nu, arba letalinė išeitis, arba nu, labai sunkus sužalojimai. Tai čia Mhm. toks, nu, pusiau jokutis, žinai, kad nelabai tu ten apsisaugusi ir nelabai tie kineziterapeutai padės po tokios traumos, jeigu iš vis kas nors galės padėti. O realiai tai čia daugiausiai yra nuo žmogaus sudėjimo, taip pavadinkim. Aš va turėjau labai, labai gerą patirtį ir labai gerą vairuotoją, tas pats vat Joelis Turmas, su kuriuo dirbom metus beveik, tai iš esmės visos traumos, kaip ir tų futbolistų ir krepšininkų ir visų kitų sportininkų, jos labai panašios. Jo dinaminiam sporte daugiau tų kontaktinių traumų ir taip toliau. O čia, sakykime, kad per 2 gal 3 mėnesius atradau tiek dalykų pas žmogų, kurie tiesiog iš esmės neveikia ir vairuojant arba ten treniruotėje, ar netgi ir tose pačiose lenktynėse jau, jisai gauna, nu pavadinkim, irgi galima vadinti traumą, tokias kaip kaklo skausmas, nugaros skausmas, kelio galų galės skausmas. Tai jo, nu, traumos labai panašios, tik tais atmetam visas įmanomas kontaktinės traumas. Tai va, tai šitam autosportui aš sakyčiau yra daugiau tokių nekontaktinių specifinių traumų, kurias labai, labai nesunku identifikuoti, jeigu esi kažkiek pažįstamas su tuo žmogum, ką jisai veikia, kol nevažiuoja ir kuo užsiema ir taip toliau. Aš manau, kad visi be išimties lenktynininkai sportuoja kažkokį tai daro sportą ar papildomai. Mhm. Bet, nu, dabar mes traumos, aš čia kaip suprantu, tai, nu, sakykime, kažkurie raumenys ar kažkurios vietos neveikia, jisai tada perkrauna kitą vietą ir tada užsispaudžia, pradeda skaudėti ir taip toliau. Ta prasme, nu, nesubalansuotas visas kūnas. Exactly. Tai čia ir yra tas momentas, žinai, kur, kaip ir paminėjau, kad, nu, kuo jisai užsiema. Jeigu jisai turi kažkokią tai rutiną, tas pats bėgimas, ar ten dviratį mina, ar ten ištanginė eina, ar dar ką nors, tai jo kūnas, nu, respondins visiškai kitaip. Aš manau, kad ir lenktynių rezultatui, ar ten treniruočio rezultatui turės labai nemažą įtaką jo fizinis pasiruošimas ir kuo jisai galų gale net maitinasi, kaip vandenį vartoja, nu tiesiog kokia jo gyvensena, žinai, kaip jisai užsiema. Aš manau, kad, žinai, išlipus iš simulatoriaus ir ten, nežinau, metus pasidėjus simuliatorių ir nieko nedarius ir dabar pradėti sezoną važiuoti tikrai nebus pats geriausias rezultatas, jeigu tu, nežinau, nebėgioji kroso, ar nemini dviračio, ar ten nepabūni štanginėje, ar nedarai tų kažkokių tai specifinių pratimų, tos mankštos vadinamos. Jo, o, nu, šiaip tiesiog praeitais metais matėm, kaip vat, tas pats Džoelis Belgijoje ilgų distancijų lenktynėse išlėkė turbūt virš 200 km/h, trenkėsi į padangas, apsivertė ir išlipo iš automobilio kaip niekur nieko. Tai vat, nu, tu vis tiek jį po to matėjai. Tai buvo kažkokios pasiekmes tos avarijos pas jį ar ne? Nu, tiesiog. Man įdomu labai apie automobilių sportą, kad jisai, nu, saliginai saugus, ta prasme, nes, nu, futbolą bėgant tau gali koją sulaužyti arba pats gali
Tai jav. jo, vienareikšmiškai, bet toj situacijai konkrečiai Belgijoje tai tiesioginių pasiekmių nebuvo. Jis, visiškai sveikas, net mėlynių neliko nuo diržų, ta prasme, visiškai jokio vientisumo nutraukimo, nieko. Aišku, liko tas, kaip čia, potrauminis stresas, tai pavadinkim, ar ten grinai po avarijos tas stresas, kur po to jisai ir pats pasakojo, kad toj pačioj trasoje, tik tais jau kitose lenktynėse jam jau šiek tiek baisokas tas posūkis yra, bet, jisai prisitaiko, o šiaip po... Aš pirmą kartą iš tiesų mačiau tą avariją. Apskritai tokią avariją mačiau pirmą kartą ir aš galvojau, kad ten labai rimti sužalojimai bus, bet aš pamačiau, kaip jisai iššoko iš to automobilio ir tiesiog iššoko ir išėjo savo kojom. Nu, čia toks, sakyčiau, įspūdingas vaizdas, bet ne, traumų nebuvo, jokių pasiekmių, gal kažkiek ten kaklą paskaudėjo dieną, dvi, bet tai nebuvo kažkoks tai labai, labai rimtas blogas dalykas. Supratau. O ką autosporte reiškia balansas tarp jėgos, ištvermės ir svorio? Nes labai svarbu piloto svoris. Ir gal yra tobulo lenktyninko kūro parametrų receptas, pavyzdžiui. Aš manau, kad toks egzistuoja pritaikomas receptas. Jo, Kaip yra konsistencija visas. 90, 60, 90. Taip, 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 apie greitį, apie formas, jo. Tai jo, aš manau, kad yra toks, bet aš dabar neatsiminsiu pavardės, gal tu padėsi man atsiminti. LMP2 dabar LMS, kas laimėjo, toks vyrukas, kur sveria 5-6 kg. Lui Deletrazas gal. Gali būti, va tas pats, aš su juo irgi man teko kažkiek tai trumpai, bet kažkiek tai Nes dirbti. Le Mans Series turbūt su juo Jo, važiavo. jo, ir jisai, vat, super lengvas, labai fitable vyrukas į tą automobilį, tai čia jau vienas faktorius. Kiek man teko su juo dirbti, jisai labai daug investuoja į sportą, tiek kiek manęs prašė kažkokiu tai pratimų, kur reakcija užsiema visokiais dalykais. Tai vat, aš manau, kad čia šitoj vietoje ir yra tas vat, sutapimas, kur ne vienam sezonui jisai pasiruošė ir laimi, o jau eilę sezonų LMS laimi. Tai manau, kad čia vienas iš tų dalykų yra, jo. Tai ir jo svoris 56 kg, ne? Mhm. O ūgis, jis neaukštas, kiek atsimenu. Ne, aukštas, aš manau, kad irgi iki 1,70 m. Tai va, tai ir sakau, čia, žinai, tokie dalykai, kur, jo, sutampa, bet jo įgūdžiai, kiek jisai laiko ten važiuoja, kad būtent toj disciplinoje tik tais ir taip toliau, kokios komandos jį samdo, čia yra irgi daug, žinai, sutapimų, daug dalykų yra. Ir čia šitoj vietoj daug, daug dedamųjų, o į tavo tris išvardintas, tai manau, kad vat, jisai ir įtelpa. Aš dabar bijau sumeluoti, ar tikrai 56 kg, bet žinau, kad visiškai kūdutis jisai. Ir jam užtenka, jis gali double stintą važiuoti su LMP2 automobiliu, karštyje, Jo, jo, Sepang ir vienareikšmiškai. gerai. Taip, Ok, bet čia daugiametis darbas, čia per metus neuždirbsi tokios ištvermės. taip, taip, vienareikšmiškai. Ok, kiek svarbi yra kaklo treniruotė lenktynininkui, nes ir kurios atleto raumenys labiausiai veikia G jėgos, perkrovos. Mhm. Lenkiant automobilį ir kaip geriausiai treniruoti kaklą, nes kiek netreniruosi išvažiavus, vis tiek jį skauda dažniausiai greitam automobilį. Kaklas, atskirai kaklas yra treniruojamas, čia vienareikšmio atsakymo tikrai nebus, pratimų nerodysim, bet iš esmės kaklo treniruotės tokios kaip atskiros, jos yra naudojamos tom kaklo dalim, kurios dienos eigoj, nevairuojant automobilio, yra dažniausiai perkraunamos arba naudojamos ne pagal paskirtį. Ir čia jau bendrosios fiziologijos, taikomosios kineziologijos dalykai, kurie labai aiškiai nurodo, kurios kaklo dalys turi būti stabiliosios, kurios turėtų būti lankščiosios ir į daug krypčių judant kaklui tiek
pasukimas, tiek lenkimas, tiesimas, tiek lenkimai į šoną, tiek kombinaciniai judesiai, jie valdomi daug raumenų, kurie yra smulkučiai, mažučiai. Ir mažą raumenį treniruoti yra žymiai lengviau ir jisai žymiai greičiau pasiduoda šitiem dalykam, ypatingai ištvermės treniruotei. Ir daugiausiai čia yra, nu, va tų smulkių raumenų treniruotės yra akcentuotos į lenkimą, kad jos galėtų stabilizuoti kaklą neutralioj padėtyje. Tai reiškia, kad galvai esant tiesiai yra stabilizuoti padėtį. Bet čia pridėkim labai daug dalykų aplinkui. Šalmas, Hansas, diržai, galų gale galva yra ant pečių, pečių linijos, raumenynas, trapecija, krūtinės raumenys ir taip toliau, kurie irgi siejasi tiesiogiai su kaklu. Sėdima pozicija, tai reiškia, kad daug raumeninių grandinių jau nebeveikia kartu, tai dėl to, kad lūšta visos grandinės sėdint. Nu ir daug dalykų yra, žinai, kur, nu, netiesiogiai priklauso. Ne? Tai va, tai tokios įžvalgos apie kaklą. Atskirai aš, dirbdamas su autosportininkais, lenktynininkais, aš atskirai kaklo niekaip specifiškai netreniruoju, nebent yra poreikis, nebent tų raumenų silpnumas aiškiai jau išreikštas yra, kur aš nesutikau. Nu, nes tu dirbdavai su jau pilnai profesionaliais lenktynininkais. Pas juos tiesiog iš didelio kiekio kilometrų ir važiavimo tie raumenys išsivystė. Bet, pavyzdžiui, jeigu Taip. pradedančiajam, kuris nori šokti formulę ar į LMP3, LMP2 ar GT3 automobilį, tai, nu, reikia iš anksto treniruoti, nes paskui bus Paskui sudėtinga. bus blogai O jau. kokie kiti raumenys dar veikia, nu, vat būtent, nu, kalbant posūkiuose, kai yra perkrova, nes, nu, realiai tu sėdi prisektas, tai, nu, tau biški kojas tampo, biški rankas tampo, bet rankos ant vairo, tai nesudėtinga, tai daugiausiai dažniausiai kaklas gauna apkrovą. Ar yra dar kažkokie nugaros raumenys, kurie irgi apsikrauna būtent posūkiuose, nes, nu, tos traumos atsiranda būtent, nu, nuo posūkio, nuo greičio, nuo stabdymo, nuo įsiveržimo į stabdžių pedalą, kuris, nu, dažniausiai būna labai kietas ir jį reikia spausti ilgai ir labai smarkiai. Jo. Tai va čia Tai dar įdomu, kokie raumenys. Jo, tai čia yra nu, tas vienas populiariausių šių laikų pavadinimų - core muscles, koras tas vadinamas, ne, sako, reikia treniruoti korą. Ir dažniausiai visi sako, jo, tai vad padarysiu atsilenkimų, palaikysiu vieną kitą planką ir čia bus viskas gerai. Na, ir čia va tada prasideda tas supratimas apie tai, kaip tai galima treniruoti. Jo kaklas, jo rankos įsikibę į vairą, kaip ir neturėtų būti sunku, bet rankos yra, taip pavadinkim, pritvirtintos prie šonkaulių lanko viso, o šonkaulių lanką visą kontroliuoja va, tas vadinamas koras. Tai mano didžiai nuostabai, kai tik pradėjau stebėti jų vat, treniruotės važiuojant ir po to, kai jie išlipa, kuom jie skundžiasi ir taip toliau, tai aš irgi iš pradžių galvojau, kad tai yra nu, tiesiog rankų, pečių, kaklo darbas ir kažkiek pėdos, bet pasirodo prie tų visų apkrovų, posūkiuose, prie stabdymo ir taip toliau labai stipriai keičiasi balansas tarp kairės ir dešinės, nes dažniausiai lenktynininkai dirba abiem kojam, kairė stabdo, dešinė spaudžia akceleratorių ir tas nevienodas kojų apkrovos darbas ir jeigu koras nors kažkiek yra netreniruotas arba silpnesnis, arba treniruotas neteisingai, tai pavadinkim, tai vienareikšmiai turim nugaros skausmą juosmeninėje daly po pusvalandžio. Ir dar jeigu turim kažkokį tai nepatogų sėdynės įdėklą, ar pilnai neprisiveržia diržais, ar dar ką nors, tai netgi ir anksčiau gali išgirsti per raciją, kad noriu stoti ir keistis, nes skauda nugarą. Jo, blogai pedalai atreguliuoti, vairas blogoje pozicijoje ir O, taip. nu jo, čia vėl tokių niuansų aš negalvojau. Aš pirmą kartą pamačiau LMP2 automobilyje žmogų, kuris išlipo, jisai mažiukas, Tristanas, va čia,
kuris dėjo paminkštinimus ant batų, klyjavo maždaug 9 cm dešiniai kojoje ir ar 8 ar 9 irgi centimetrų paminkštinimą kairiai kojoje ant kulno, kad pasiektų pedalą, nes kitam driveriui nereikia tokio aukšto pedalo padėties aukštos. Tai va, tai čia nu, daug labai niuansų šitoje vietoje. Na jo, ypač ilgų nuotolių lenktynėse, kur keičiasi lenktynininkai, tai kartais sudėtinga, kad visiems viskas tiktų ir kažkuris kenčia labiau. O ar teko dirbti su sportininkais, kurie netikėjo iš pradžių fizinių pasiruošimų, kaip smarkiai tas fizinis pasiruošimas gali pakeisti tavo rezultatus trasoje? Ir kaip reaguoja sportininkai pamatę rezultatų pasikeitimus, jeigu tokių buvo pas tave? Jo, vienareikšmiškai man nuo pat pradžių, kai tik pasikvietė Edgar mane į tą, vadinkim, peržiūrą ir kai aš turėjau pirmąjį atvejį, kai man sakė, man skauda nugarą, ant manęs sušoko vaikas ar ten kažkas įvyko. Ir aš pradėjau, nu, aš dirbau savo darbą ir dariau taip kaip visada, aš tiesiog pradėjau jį testuoti, kokia yra kilmė, iš kur tai yra atsiradęs tas skausmas. Ir kai aš ištestavau, apsižiūrėjau visus raumenukus, o raumenukai nei vienas neįsitempęs. Dabar, nu, jis nėra kažkokio hipertonuso ir tai signalizuoja apie problemą, kad kūnas negeba stabilizuoti juosmeninės stuburo dalies ir ten nestabiliai situacijai esant dėl įvairiausios kilmės mechanizmų gali atsirasti skausmas. Ir kai aš jam pasakiau, tiesiai šviesiai pasakiau, kad žiūrėk, čia, nu, ne maigime, ne masažė, ne manualiniai terapijoje problema, o tavo raumenyse ir juos reikėtų apkrauti. Jisai labai nustebo iš pradžių, bet padarius 2 ar 3 pakartojimus vieno pratimo, skausmas dingo visai, žinai, ir jisai sako, kaip taip gali būti, aš jam paaiškinau, tada po kurio laiko jisai vėl atėjo ir sako, kad, nu, vėl atsiranda skausmas, sakau, ar bandai daryti pratimus. Ir jis sako, ar taip čia visą laiką bus, tai sakau, tai bus tol, kol nesustiprinsi dalykų. Viena, tai o antra, tas tiesioginė, vat, kur jau galima buvo stebėti ilgalaikę perspektyvą, tai su tuo pačiu Džoeliu Sturmu. Pernai metais Veke važiavom ir turėjom rugpjūčio mėnesio pertrauką, kur niekur nevažiuoja, nu, taip prasme, atostogos. Ir per tas atostogas aš bendravau per WhatsAppą, per Instagramą su juo. Ir turėjom 12 dienų treniruočių ciklą, kad kai susitiksim Teksase, jisai turėtų kažkokį tai rezultatą. Tai kadangi aš pakankamai tiksliai mėgstu tikrinti žmonės ir žiūrėti, kaip tos užduotys vyksta, tai jisai man kiekvieną dieną siūsdavo ataskaitas iš savo pulsometro duomenų, ką jis padarė ar kaip padarė, jisai elementariai mynė dviratį ir darė mano pratimus. Tiesiog 7 pratimėliai ir dviračio mynimas kiekvieną dieną 1 valanda į dieną. Ir nu, rezultatai pakankamai geri. Jisai atvažiavęs į Teksasą nebesiskundė jokiais skausmais. Jisai įvažiavo vieną, man atrodo, netgi geriausią laiką treniruotės, o po to ir kelis ratus, netgi vieną po kito gerino laikus. Nu, ir jisai kurį laiką jautėsi gerai, iki kol, aišku, vėl jisai tiesiog nebekartojo treniruočių ir vėl nukrito viskas. Tai čia kaip ir normalu. Bet jo, rezultatai pakankamai aiškiai matosi tiek gydyme, tiek traumų, tiek paruošime. Pradau, ok, kaip psichologinis nuovargis atsispindi kūne lenktynių savaitgalio metu? Kokias technikas taikai, kad sportininkas atstatytų jėgas savaitgalio metu, kai, nu, savaitgalis ilgas, važiavimų valandų daug? Psichologinė sveikata daug negaliu komentuoti, turiu kompetencijos gal netgi ir pakankamai, bet susidūriau su, kaip čia pavadinti, su konkrečia situacija, kur labai aiškiai matytųsi, kaip psichologiškai veikia pačias lenktynės. O fiziologinis kūnas, tai labai aiškiai nuo pirmų mano dienų, pirmų treniruočių autosporte, kaip aš mačiau, kaip jie dirba ir ką aš
pritaikiau ten, tai vienareikšmiškai yra paruošimas um, prieš treniruotės, prieš briefingus, apžiūrėti kūną, tiesiog pašalinti visas įtampas, kurios yra, ten įsitempia raumenys ar atvirkščiai nėra įtampų ir tada juos reikėtų užkrauti, tada prieš pat treniruotę padarom mini apšilimą ten 10-15 minučių tiem raumenim, kurie turėtų būti stabilizuoti ir dirbti ir viskas po treniruotės. Kažkoks elementarus feedbackas, tiesiog pasiklausia, kaip tu jautiesi, kas vyksta. Ir jeigu nieko rimto nėra, tai vėl eilinė apžiūra, pažiūrėti, kaip jaučiasi jo kūnas, gal atsirado įtampų, dažniausiai jų būna, ir jos būna tos specifinės, kairės pusės sėdmenų raumenynas yra įtemptas nuo stabdymo ir dešinės pusės mentės raumenynas yra nuo to paties stabilizavimo ir traukimo vairo į save. Ir čia yra, tokie specifiniai, tai yra nespecifiniai dalykai, kuriuos tiesiog sužiūri by default. Supratau, ta prasme, bet ne, nu, turbūt būna tokių atvejų, kad, sakykime, ta psichologinė būsena užspaudžia tam tikrus raumenis, nu, kūną užspaudžia. Tai taip, taip, vienareikšmiškai čia nežinau nuo kokios gyvenimiškos situacijos už trasos ribų, tai gali tiesiogiai paveikti jo nuotaiką, reakciją, fizinį kūną ir labai daug dalykų. Galų gale net ta pati mytyba, žinai, gali turėti įtaką, jeigu tu visą savaitę prieš lenktynių savaitgalį valgiai bet ką, o į lenktynės atvažiavęs gauni, pavadinkim tą daugiau mažiau sveiką maistą, organizmas irgi gali sureaguoti taip, kad ir tavo nuotaika bus visiškai kitokia, ir psichologinis pasiruošimas kitoks, galų gale gal netgi ir virškinimas gali tiek sutrikti, kad ten važiuoti nebelabai jau norėsis. Supratau. O papasakok trumpai, kaip atrodo tavo lenktynių savaitgalio rutina. Kada intensyviausia, o kada būna nuobodu. Jo, labai priklauso, kuris čia yra, ar 24, ar tiesiog endurance'as, bet jo, pirmiausiai atvažiuoja į trasą, prieš lenktynininkus pasiruošę darbo vietą, kuri dažniausiai būna fūra, ne, pavadinkim. Jo, ten užtenka vietos iš tikrųjų. Tai mano darbo vieta yra tiesiog masažinis stalas ir keli rankšluostukai. Ir apeini, ką aš labai pamėgau iš tikrųjų daryti, kur į mano pareigas, tai pavadinkim, neįėjo. Bet aš pamėgau daryti, nes laiko aš turiu pakankamai atvažiavęs ten, tai apeit pirmiausia mechanikus, paklausti, kas pas juos yra, kokios problemos ir taip toliau, gal reikia pagalbos. Ir tada ta vat rutina prasideda, kai atvažiuoja lenktynininkai į pirmą briefingą ir prieš briefingą, jeigu pavyksta susitart daugiau mažiau konkrečius laikus, kada susitiksim tam vadinamam check-upui, kad pažiūrėt, apie ką čia viskas vyksta. Ir viskas, ir tada iki treniruotės likus maždaug pusantros, gal netgi visom 2 valandom, prasideda tada pirmas, antras ir trečias driveriai, kurie dažniausiai patys neprašo, bet čia yra tas toks minusiukas, kad jų požiūris į fizio yra toks, kad jeigu jam skauda, tai va tada aš ir ateisiu, o prieš pasidaryti kažkokį tai dalyką ne visiems rūpi, žinai. Tai iš esmės man tai buvo kažkokia biškai gal naujiena, nes dažniausiai buvau pripratęs, kad tie patys krepšininkai, didelės mergaitės, jie iš karto eidavo ir sakydavo, kad čia gal kažką reikia padaryti, kad neskaudėtų ar dar ką nors, o čia vat atvirkščiai yra tokie, kaip, nežinau, tiesiog vyrai, kurie atrodo užsigrūdina ir viskas, žinai, ir kai skaudės, tada man tavęs reikės, o taip jie neįdo. Ir viskas, ir po treniruotės vėl gauni kažkokį tai feedbacką, vėl dirbi su jais ir va taip kiekvieną dieną iki lenktynių. O lenktynių diena, sakau, labai priklauso nuo lenktynių tipo. Tai jeigu tai yra paprastas endurance'as ten 3-6 valandų, tai viskas, elementaru. Tiesiog stovi arba savo vietoj, arba migruoji iki garažo,
kada reikia pasiruošti ir viskas, ir darai tą patį apšilimą arba atpalaidavimą, kai jie pasikeičia, priklausomai nuo poreikio. O 24 valandų lenktynėse jau ten nu, visiškai kitokia specifika, ten nuo mitybos, žadinimo, miegojimo valandų, nuo grafikų pasikeitimo, nuo situacijos pasikeitimo irgi labai daug dalykų keičiasi. O tai tu atvyksti kada į trasą ir kada išvyksti, kiek dienų būna? Priklausomai nuo poreikio, dažniausiai atvykstu dieną prieš atvykstant vairuotojam. Pats įsikuriu kažkokiam tai, Trečiadienis, ketvirtadienis. jo, trečiadienį, ketvirtadienį atvykstu ir tada po lenktynių, jeigu yra galimybės, iš karto skrendu arba kitą dieną. Tai čia arba sekmadienis, arba pirmadienis. Taip, Tavo komandiruotė būna 4-5 dienos. taip, taip. Jeigu tai būna 24 valandų, tai būna Jau. savaitė ar netgi 8 dienos. Jo. O paprastai tai jo nuo trečiadienio iki pirmadienio. Tai, nu, nuobodu nebūna, ypač jeigu ausinės užsidedi, kad kaip Ne, ne, paveikti komandą. ne, tikrai nuobodu nebūna ir čia yra tas principas, kur aš labai stengiausi įsipaišyti greitai, nes aš visiškai nežinau, kas tai yra autosportas. Aš kažkada esu matęs lenktynės Formulės 1 ir viskas, o čia iškart papuoliau į darbą ir į tokią komandą, kuri, nu, laiminti. Tai aš bandžiau kopijuoti viską aplinkui, kur matydavau kitų komandų fizijo ir taip toliau ir klausinėjau visų aplinkui, ar čia man būtina dėtis tas ausinės, aš nežinau, o gal iš vis negalima ir taip toliau. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad vienas iš pirmų tų ausinių užsidėjimų ir buvo Le Mans praeitų metų. Ir aš ten išgirdau labai daug informacijos ir įvairios tos informacijos, kurios aš nu kaip, nelabai galėjau suvokti, nes nelabai supratau, apie ką viskas vyksta. Bet paskui supratau, kodėl didžiąją dalį, žinai, veiksmų atliekantis kiekvienas iš tų, ar mechanikai, ar inžinieriai, ar dar kas nors, šneka tam tikrą kalbą, kaip teisėjai šneka, kaip lenktynininkai šneka, bet čia tas labai daug informacijos atneša. Tikrai nenuobodu. Jo, ten būna įdomu pasiklausyti. O kokia buvo įsimintiniausia situacija ar momentas dirbant su lenktynininkais per tavo 1,5-2 metų karjerą autosporte? Vieno išskirti negaliu, nes viskas ten yra labai žavu, viskas yra, nu, labai patinka. Bet manau, kad gal ir bus susiję tie dalykai su va tuo endurance, žinai, kur matai tą jau, nu, tikrą nuovargį, aš kalbu tikrą, tai reiškia, nu, 24 valandas. Tai pirmas Le Manas, kur 17 valandų važiuojam P1, P2, nu, pirmą, antrą poziciją. Ir po ten 17 valandų kažkas automobilyje sugenda tokio, kur nu, tiesiog be mechanikų įsikišimo neišeis nieko padaryti. Ir tas gedimas yra tiek paprastas, bet iš tikrųjų tiek giliai, kad jisai sugadina visą likusį rezultatą ir tu tiesiog prarandi ten 15 ar 20 minučių, ko pasakoju, žinai, suaugę žmonės, inžinieriai tiesiog atsistoja verkia, žinai, nu čia didelis emocinis šokas, kaip įmanoma tai suprast, nu, kiek įmanoma, tai tik viduj būnant tą ir gali, žinai, pamatyti. O toliau tai gal, nu, pats dydis susidomėjimas, tai va, tie patys SPA 24 valandų lenktynės irgi, kai matai visą savaitę besirenkančių žmonės, žinai, tiek Le Mane, tiek SPA, ten šimtais tūkstančių praeina pro trasą, ten tas susidomėjimas, masė labai didelė, žinai, tų dalykų. Nu, tų pačių automobilių irgi ne kasdieną pamatysi GT3 automobilį, žinai, arba pilnai išrinktą ir ten po, nežinau, 5-6 valandų surinkta ir jau važiuojantį, žinai. Ten, nu, labai daug įspūdžių, sakyčiau, gal netgi visi etapai man paliko daug įspūdžių. Aišku, Vekas čia pasaulio, žinai, čempionai, endurance, LMGT3 čia irgi labai didelis dalykas yra.
kartu su tuo visų vat, GT3 čempiono titulų ir tos visos kelionės ir taip toliau ir pats, nu, experiences darbas irgi labai daug, nu, paliko dalykų. Tai aš taip, jeigu pasakyti kažkaip vienareikšmiškai, tai sakyčiau, viskas tam patinka, viskas įspūdį palieka. Supratau. O kaip išlaikyti lenktynininką focused ilgų nuotolių 24 valandų lenktynėse? Koks tavo nuomonė geriausias poilsio planas tokių lenktynių metu? Individual, tai čia vienareikšmiškai kiekvienas turi savo kažkokią tai rutiną, nes 24 valandas važiuoti pirmą kartą atsisėdus į automobilį, nežinau ar įmanoma. Tai reiškia, kad jau kiekvienas turi savo kažkokią tai rutiną ir kaip minimum yra nemiegoję tas 24 valandas, nebūtinai praleidę pačiam automobilį, bet, nu, yra dalykų. Bet tiek, kiek aš buvau taip vadinkim, įleistas įsikišti į jų režimą, tai labiausiai, man asmeniškai labiausiai suveikia trys pagrindiniai dalykai - tai mytyba, a, tas miego režimas, tai reiškia, kad neleist per daug miegot, tai tie vadinami power napai iki valandos ir su konkrečiais veiksmais po to nepo, tai reiškia tas pats vandens vartojimas, tas pats pratimų atlikimas, tas pats persirengimas ir gebėjimas užmigti, tiksliau atsigult bent jau į tokią padėtį, kaip tu dažniausiai miegi, nes tas irgi turi daug įtakos, nes, žinai, su kostiumu ant masažinio stalo pagulėt, nu, čia nėra miegas, čia nėra atsipalaidavimas. Tai vat, sakyčiau, gal šitie trys pagrindiniai dalykai - tai miegas, maistas ir mankšta. Yra tų specifinių dalykų. Man kažkodėl taip pakliūdavo daugiausiai, kad maksimum gal vienas iš tų vairuotojų, su kuriais aš dirbau, vartojo kofeiną, visi kiti nelabai kofeininiai žmonės, ta prasme, nu jie savo kasdienybėj nevartoja kavos, negeria ir taip toliau, tai jiem visi tie kofeininiai geliukai ar ten kažkokie tai kepsai ir dar kas nors neveikia, nu, ta prasme, jie nevartoja. Tai jiem patiem ten, nežinau, atsigerti žalios arbatos ar tiesiog šiltą kažkokį tai gėrimą pavalgyti ir padaryti gerą apšilimą ir numigti, nežinau, tiesiog normaliai nusiprausus ir pataluose yra tas vat, sėkmės kažkoks tai dalykas. Mhm. O per 24 valandas kiek kartų tu po valandą gali pamiegoti ar rekomenduotina pamiegoti, nes suprantama, kad tu negali miegoti ten 4 ar 5 valandas, nes bet kada tau gali tekti šokti šalmą, dėtis šalmą ir šokti automobilį. Tai gal yra kažkokia tavo sistema sukurta, kad kas kažkiek valandų eini nusnaust valandą arba... Tai yra inžinieriaus, lenktynininko ir mano tokia, pavadinkim, simbiozė, kur mes turim susitart prieš lenktynės, nežinau, treniruočių metodais ar dar kažko, kur mes susitarsim, kad tie force majorai bus kontroliuojami kiek įmanoma daugiau. Tai reiškia, aišku, priklauso nuo lenktynininkų skaičiaus, kaip pavyzdys Dubai 24 yra 4, galimi 5 lenktynininkai, tai ten realiai kiekvienas turi savo kažkokį tai laiką stintų ir viskas, ir ten gali labai, labai laisvai numatyti dalykus, bet, pavyzdžiui, Valemanas arba Spa 24 yra 3 lenktynininkai ir va čia yra nuo daugiau lenktynių plano. Ir tas vat, planas tiesiogiai priklauso nuo rezultatų, ką treniruotėse padarė ir ką inžinieriai yra numatę jam. Tai taip konkrečiai pasakyti ne, bet manyčiau, kad kokius 2 kartus po valandą per 24 valandas išeina pamiegots. Planuojam dažniausiai paskutinis, SPA 24 buvo, suplanavom tiek detaliai, sėdėjom su Sergio prie plano, nežinau, pusantros valandos gal kalbėjom su juo, kaip tą padaryti, suplanuoti ir kiekvienam turėjom numatę po minimum pusantros, o jeigu force majeure nėra, tai netgi ir 2,5 valandos pamiegot. Bet įvyko kaip įvyko ir tos lenktynės tiesiog nebeprireikė miego nei vienam, nes baigėsi anksčiau ir viskas. Visi galėjo normaliai išsimiegoti. Nu, normaliai, bet jo.
su liūdėsiu. Jo. O kokį nemokamą sportą arba veiklą rekomenduotum kiekvienam paprastam žmogui, kad gyventų linksmiau, sveikiau ir ilgiau? Nemokamą sportą. Ar yra tokių? Namuose su hanteliais, nu, O, hanteliai kainuoja, ne? Nu, jo. ne, nu, ta prasme, nežinau, Jo, jo, jo. butelį su vandeniu užsipilk. Nu. Kurį irgi perkai. Nu, čia nesiginčysim. Gerai, tai pats paprasčiausias, elementariausias tai yra mankšta ir tų judesio amplitudžių pakartojimas, kurių dienos eigoje tau neišeina. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu dienos eigoje eini į priekį, tai labai jau toks, nu, tūpas paaiškinimas, tai paeik kažkiek laiko atbulom, ne? Nu, įgalink tuos kitus raumenis dirbti, kurie dirba į priekį einant kitaip. Tai viena, o antra, tų mankštos principų yra begalės ir matyt, kad nuo žmogaus poreikio ir nuo žmogaus mėgstamos veiklos, žinai, tas turėtų atsirasti, nu, kažkaip tai. Tai vat vieną, ką dabar jau tiksliai žinau, kur aš pats judėsiu link, nes aš irgi nemažai išbandęs ir tą pačią savyginą, ir ten futbolą žaidęs ilgai, ir dviračių sportą, ir taip toliau. Tai dabar suprantu vis labiau su laiku, kad mes turėtumėm atsižvelgti labiausiai į amžėjimo procesus, nu, senėjimą, tai pavadinkim, ko pasiekoje atkreipiant dėmesį nu, į elementarus dalykus medicininius, nu, fiziologinius. Tai reiškia, kad su laiku, ten nuo 45, kaip taisyklė sako, kad kaulai pradeda retėti by default. Čia ne liga, ne dar kas nors, bet tiesiog vat, nu, pradeda retėti kaulai ir jų retėjimo pristabdymą galima vykdyti svorio atkėlimu. Ne? Nu, tai reiškia, kad jau jėgos treniruočių reikės bent poros į savaitę tam, kad tu išlaikytum save sveikesniu. Ir vėl sakau, nuo amžiaus tarpsnių, ten, tarkim, vaikai iki 16 metų turi patirti viską absoliučiai, visus įmanomus judesius ir kontaktus, ir nekontaktus, ir ištvermę, ir sprogstamą jėgą, ir, nu, absoliučiai viską. O nuo ten 16 iki 30 galima formuoti dalykus kūne, kad liktum sveikas ir nebūtina daryti ten, nežinau, Ironmaną ar dar ką nors, kad išlaikytum kūną sveiką. Tai aš manau, kad tiesiog atsižvelgiant į pagrindinius vystimosi raidos etapus, kurie yra pasiekiami bet kam šiais laikais, tiek knygose, tiek Google, galima suprast, ką tavo kūnui reikėtų daryti. Čia taip jau labai konkretinant dalykus. O toliau manau, kad bent jau mano praktikoje per pastarosius 18 metų didžiosios dalies sportininkų, nesportininkų žmonių, kurie kažkuo užsiema, sportuoja ir taip toliau, yra konkrečiai tikslas, nu, vat, ką jisai nori padaryti. Pradedant, žinai, tais žmonėm, kuriem reikia įspirti sėdimąją vien tam, kad pradėtų judėti ir jiem nebeskaudėtų. Ir lygiai taip pat reikia spirti sėdimąją tiem, kad jie nustotų šiek tiek judėti, nes yra, nu, jau didelis perteklius visko ir iš to atsiranda traumos. Ir tas, žinai, aukso viduriukas kažkoks, apie ką mes čia galėtumėm šnekėti, kaip tą padaryti, nemanau, kad egzistuoja. Kiekvienas pats turi susigalvoti. Nu jo, mes visi dabar įpratę esam, kad jo, davai pasakyk, aš padarysiu. Galbūt, jeigu nepamiršiu. Jo, arba norėsiu. Nu. Jeigu galėtum priversti kiekvieną lenktyninką laikytis vieno įpročio, koks jis būtų naudingas lenktynininkui? Hmm. Geras klausimas, labai geras. Taip labai supaprastintai ir labai elementariai, aš norėčiau, kad kiekvienas lenktynininkas padarytų bent po 10 pritūpimų. Tiesiog kiekvieną dieną, nesvarbu jisai lenktyniauja, nelenktyniauja ir taip toliau, bet tiesiog kiekvieną dieną padarytų 10 pritūpimų. Kokie tie pritūpimai ten su svoriu, kaip išdėliot kojas, kaip atlikti viso kito kūno judesį ir taip toliau, čia jau yra detalės. Bet iš esmės norėčiau, kad kiekvienas iš jų gebėtų padaryti 10 pritūpimų vien tam, kad fiziologinis kūnas jiems sėdint automobilį, kaip pačioj pradžioj sakiau, sulaužo visas raumeninės grandinės. Tai reiškia, kad tie raumenys, tos raumeninės grandinės yra labai, labai priklausomos nuo apkrovos, nuo tonuso. Ir jeigu tas tonusas neegzistuoja arba tiesiog jisai yra per žemas, nu, atsiranda problemų. Tai
pritūpimas yra vienas iš tų optimaliausių veiksmų, kaip tu galėtum įgalinti savo kūną kiekvieną dieną dirbti optimaliai, taip pavadinkim. Supratau. Koks tavo požiūris į naujas technologijas sporto medicinoje, kaip sensoriai, biometrija, smart wearables? Ar tai reali pagalba ar daugiau marketingas? Reali pagalba vienareikšmiškai, su marketingu irgi ten galim dalykų daryti, žinai, nu, spėlioti apie ką čia viskas, bet man, drįsiu save pavadinti specialistu, tai labai daug informacijos duoda apie tai, kaip jo kūnas respondina į kiekvieną krūvį. Na, aš neveltui ir pasakau apie pavyzdį su Džoeliu, kur jo širdies darbas man duodavo tokią informaciją, kaip aš jį galiu apkrauti optimaliai, nenuvargindamas ir nu, lavindamas kažkokią tai kūno savybę. Tuo konkrečiu atveju buvo ištvermės lavinimas. Tai jo vienareikšmiškai gadžetai reikalingi dalykai. Supratau. O lenktynės, kurios tau paliko didžiausią įspūdį, tau kaip ir nupasakai, kad turbūt Lemanas praeitų metų, o kurias lenktynės rekomenduotum visiems aplankyti iš tavo aplankytų, nu, gali būti šalis, lenktynės, lenktynių serija. Oi, tai Vekas vienareikšmiškai, nu, jisai sutraukia World Endurance Championship, jisai sutraukia ten neįmanomus kiekius žmonių ir jeigu visus etapus galėčiau, turėčiau galimybę nedirbdamas pravažiuoti, turėčiau tiek pinigų, tai pavadinkim, ir dar galėčiau šeimą vežtis, tai aš asmeniškai tikrai norėčiau prasukti tą visą ratelį vėl, visą veką. Trasa, tai nežinau, manau, kad tu sutiksi su manim, tai yra viena gražiausių spa trasa Belgijai. O lenktynių formatas iš tų, kuriuo aš mačiau ir ką ten galima labiausiai pamatyti, man taip kūnas, ne kūnas, galva truputėlį pešasi tarp Lemano ir Spa, bet manau, kad Spa nugalėtų vien iš tos trasos principo, žinai, kur vien tie kalnai, medžiai, atstumas trasos, tos 24 valandas. Įvairus, žinai, paros metas įvairiai veikia dangą, nu ten unikalus vaizdas. Tikrai labai, labai patiktų ir rekomenduočiau spa, turbūt. Kur startuoja virš 70 GT3 automobilių vienu metu. Aišku, yra ten tų unikalių momentų ir pats šiemet matei ir buvai Monza, ne, kur irgi ten startavo ir 60 ir iki pirmo posūkio nebelieka ten 4-5 iš karto, ne, po starto. Tai kiekvienam savo, bet manau, kad man asmeniškai ir jeigu kas nors, vat, kaip ir tu klausi, tai sakyčiau, važiuokit į Spa, į Belgiją, ten smagu. Ok, o paaiškink, mačiau tavo moto tinklalapį, kur tu dirbi parašyta Most injuries occur from doing too much too fast after too little done for too long. Mhm. Ar Ir taip yra. Taip. lietuviškai šitą? Nu taip yra, nes kaip jau vat, prieš tai kalbėjom apie tai, kur reikia spirti sėdimąją, kad pradėtų judėti ir yra, kur reikėtų, kad nustotų. Tai žinai, aš dabar vat, konkrečių pavyzdžių praeitą savaitę turėjau klientą draugą, kuris paskambino, sako, žiūrėk, kažkas su čiurna nutiko. Ir aš jį labai gerai pažįstu, nes mes žaidėm futbolą ilgai ir taip toliau. Ir mes karts nuo karto pasimatom, bet žinai, taip daug labai nesikalbėjom, jis atėjo pas mane, aš tikrinu ten, nu, jau įtariu, kad, nu, ten ne čiurnos pažeidimas, ten labai gilus pažeidimas, ir aš jo klausiu, sakau, ką darai? Sako, krosą bėgau. Sakau, palauk, sakau, kokį krosą tu nu, nebėgioji, iš vis kiek aš tave žinau. Nu jo, sako, vat, nuo fulės laikų pirmą kartą nusprendžiau išbėgti miškelį pabėgioti. Nu ir ką? Nu ir nieko, nu sakau, kiek nubėgai? Sako, 25 km. Nu tai va čia tas ir yra, ne? 18 metų nebėgau, ir dabar išbėgau 25 km. Kam? Už ką tu save taip baudi? Nu ir nuplyšo Achilas. Tiesiog lygioj vietoj nuo perkrovos nuplyšo Achilas ir dabar turės pusę metelių dalykų po operacijos, po visko, žinai, atsistatinėti. Tai gal taip, ar čia vers lietuviškai dabar, nežinau, ar yra prasmės, bet tas moto ir yra toks, kad didžioji dalis traumų
ir įvyksta nu, vieniem pervertinant savo galimybės, kitiem iš vis neįvertinant savo galimybių. Jos atsitinka būtent tam, bet tai yra tos nekontaktinės traumos. Žodžiu, mintis tokia, kad jeigu norit lenktyniauti sekantį sezoną, kuris prasidės, pavyzdžiui, gegužės mėnesį, tai pradėti sportuoti reikėjo jau rugpjūčio mėnesį. Exactly. Ir tas, žinai, kuo labiau pritraukti save prie specifiškumo, ne, prie sporto specifiškumo. Tarkim, gebėjimas stabilizuoti savo kūną taip, kad tu galėtum nejudindamas savo pilvo arba krūtinės judinti rankas arba kojas. Atrodo visiškas nonsensas, bet iš esmės yra nu, labai reikalingas dalykas, kad ta trauma tiesiog nepradėtų tave stabdyti kažkurio tai laikotarpio. Ir čia, nu, daug niuansų yra ir tuo pačiu tiesiog atsižvelgti į tai, kad kiekvienam darbui yra pasiruošimas ir to pasiruošimo nauda jinai akivaizdžiai pasimato tada, kada pradedi daryti jau tą sportą. Supratau, nu ką, einam prie blitz klausimų. Bė- Einam. Bėgimas ar dviratis? Dviratis. Trumpa, intensyvi ar ilga ir ištverminga treniruotė? Lenktynininkų ilga ištverminga. Kava ar meditacija? Meditacija. Knyga ar filmas? Knyga. Prieš startą šaltas dušas ar karšta pirtis? Dušo šaltas. Mechanikas ar kineziterapeutas, kas sportininkui svarbesnis? Mechanikas. Tai Čia vienareikšmiškai, nu, nepadarysi, žinai, mašinos nevažiuos jisai, o kinezo, jeigu nebus, nu, atsisėsi mašiną ir nuvažiuos kažkokį tai kaip atstumą. nors, kaip nors. Tai Pica ar pasta? pasta, Širdies pulsas ar raumenų jėga, kuris svarbesnis indikatorius? pulsas vienareikšmiškai. Sausas ar pusiau saldus? Pusiau saldus. Supermenas ar Iron Man? Super. Supermenas. Nu ką, Zygmai, ačiū labai, buvo labai įdomu ir smagu pašnekėti. Ir ką, susimatom turbūt kitą sezoną. Jo, ačiū, kad pakalbinai. Dėkui, iki. Iki.